Na ir sveiki gyvi, mėly žvejokai. Atlėkiau prie Skirvytis. Galvoju, parinksiu informacijas, kaip čia kas bejuda. Ir čia staigmenėlį. Mano mašin ir daugiau neįveina žveja. Nič neįveina. Nu, maniau, kad per tai karštį nelaba bus daug optimistų. Bet kad neįveina, tai nesitikėjau. Nu jo. Daug informacijos nepavyks gauti. Jo, buvo minčių varyti prie Nemuną, bet dar Sazans nei Nemunį negirdėti. Biškai paklausinėjau, tai nelabai, galvoju, nežinau, aš ten danytų veit. Ir atlikiau prie savo Skirvytėlės. Jo, bet kad čia bus taip tuščio, ko nori gali daryti. Kur nori žvejoti, ko? Mailius tik. Nu jo. Tankinė jau taip tuščia. Nu, drukas nors vis tik ten gyven. Nu tai kon. Nežinau, buvo mintis Sazans. Bet matyt, kad Sazans nelabai juda. Reiks gal biškį keisti planus. Kadangi žvejų ne visiškai informacijos jokios, tai... Ai! Išbandysiu naują veitelį. Pamėginsiam karuosą. O jeigu matysiam, gal sugalvosiam, kadangi visur tuščia, kuik nori gali veit pasirinkti, tai... Pažiūrėsime, gal pabandysime į Sazaną, da? Jo, nu kon. Rinkimės veitą, kokį noriam. Tudum. Nu ir karšta. Meškeris beriš ant jo prakaitukas išmušė. Aišku, protingi žmonės sėd prie ežerų dabar. Kon įrodo tą tuštą Skirvytis pakruntį. Na, bet niek, mes bandysime vis tiek, kad per tokį karštį žiūrėsime, pavyks kon suviliuoti. Čia naujo veito. Ten matyt žulių ružėlis. Tai turėtų čia irgi būti karuosinį veitą. Nesu čia gaudęs tokio to veito. Bet pabandysiam, noris kažko naujo, kad ir vis pakruonti laisvą, galėčiau eiti savo žinomus veitelis ir žvejoti. Bet ne, bandysiam kažko naujo. Naują veitėkį bent. Takš. Dėsiu ant metodoką sistemėlis. Kablioksi ir toks su... O, jau jis mega. Su adatėlė vadinamai. Daugiau žvejuosiu su... Čia tokį pašarioką naudosiu. Visai fainsons. Ir daugiau žvejuosiu su visokiom paletikėm. Nes sleikų realiai vienintelį teatrų pasiėmis. Tai... Taip, vien meškerių pasidarysiu ant sleikų. Kitas dėsiam su visokias builiukas, paletikėm ir žiūrėsime, kas čia gausis. Aš aparatą nusipirkau sleikų dėžutį. Sušuoti čia tai sleiką. Nu, nejaugi šiandien dabar per pusvalandį spėjai sušuosti. Visio, sleikų neturiu. Nu jo. Taip, valandėkį jau sėdu. Tai tik vienskibėms buvo. Ir tas pats toks. Šiap, biškį padaužė. Jo, prieitą, dabar kas čia beveik 5. Prieitą kartą aš atvariau karuosų gaudyti, tai buvo 4. Ir jau ko puikiausia kėba, bet aišku, oras buvo visai tada kitoks. Lėja, apsiniaukusi. O dabar karštėlis toks, kad utiutių.
Gal ne bareka, va čia ta tušti pakruonti. Nėra dar nors biški, joks pragaiven. Bandysma. Tik įdomias su tas leikas, kaip čia buvo. Ar jau tuoks nusipirkau, ar ne jaugi čia tie per pusvalandiniai man sugadinau šuns. Ryto nepasižiūrėjau, kokiai ten iškrito šito aparatą. Nu teik to. Nelemta reiškia su gyvas masalas. Bandysma. Visoki velni. Paeksperimentuoti. Ką kėba tai karuosa, tai puikiausiai kėba ir ant palečių, ir ant builiukų. O jeigu nekimba, tai nekimba. Keps sulauksma. Nu ir 7 valanda ir nieka, pakol kas ramybė, karšta, jokį judesiuką nematyti, nors su žmonės įsikūrė, kolegas, gavaus leikų naktienių, tai galėsiu pabandyti. Bet lyg tai kažkondaba traukia. Karvas gal koks ir užkyba. Nežinau, pakol kas meina atsargų kibimok turėjo. Tai naudoju 80 gramų tokį metuodinį šriklelį. Mein meškį ir su metuodu žvejoju. Kietą nesu metuodu. 80 gramų pilna laika. Čia metu biškį toliau, negu kad kitur ką žvejodavau. Nes čia tokie ant žuolis. Reik mesti apie 30 metrų daugiau už tų žuolių. Nu, bet čia nežinau, čia įkirtus geresnių aparatų. Turėtų būti įdomu pro ton tarpėlį čia parsivadinti. Nes į tą žuolis tai turėtų nei labai jau norėti mauti. Nu, bet vitikė gražiai. Atrodo, bet reiks mane per daugiausia, už pusvalandį Lietuvos rinktinės varžybas. Turbūt, ką galės ramiai įsijungti, pažiūrėti. Žulių neneš. 80 gramų irgi pilna laika. Tai bent jau tas nieko netrokda. Tai matysim, kas vyks toliau. Atšoka meškerė. Taip įdomi. Bet deja, nieks neįvyko. Bet sleikus nunešė. Kažkas vyka. Užsidėjau karuosų žydėką, nebat laik nervą. Reikia kažkon bandyti daryti keisti. Karuosų žydikėlis jau iš karto kažkokiek veiksmiuką padavė. Nu ir greta 9. Ir visišką jokį veiksmiuką. Ni per kapeiką. Jis leikus išbandžiau. Kukurūzus. Dzikų netru. Palėtėsi įvairis. Slikiukas su kukurūzu, kas puikiausia veikdavo. Nič nieks. Dabar davė joks norėma, tai trošku prakažliaug net sėdint. Nu ir troški bus ir žvejybikė. Nu ir čia to žulės matos. Sujuda egzemplioriui neblogų, bet
Matyta, nei visiškai sulindė. Na ir gal čia nims kada susišveis. Ant nakteis, ant rytą. O jeigu ne, tai tokio liūdesiuko nesitikėjau. Nugalvojau, kad tas karštis savo daro. Bet kad anteik, ko net smulkmė nesikabinė. Įdomu. Nu, žiūrės man. Nu ir pagaliau išlaukiau trupnos kibėmą. Nuvert, net meškerės spėjau pačiopt. Ir čia kas ir bėdelė. Ir kriauklyną, ir labą. Nu, ir tiesiog nusipjojo zilką. Jo. Šnekėjau čia, kur irgi gaudyto veito tada. Tai sakė jo. Dažnoka buntas, kad nusipjauna. Tepa bidne, nes tų kibėmų, tai pagaliau perms tropnus kibėms ir partraukiau į be širyklas, be nieko. Nu ir pagaliau prabilo, aišku, nedidukas čia tas karusiukas, bet pagaliau bent kažkokį gyvybę. Prieš tai turėjau, kur nusipjovė. Vals. Nu, gal biškį atkus. Aš irgi jau biškį atkutau, nes čia vienmet taip slabna jau buvau čia nuo to karščiaus, kad... Čia dabar tom būčiau pražipsojęs, nes ėjau link mašins parsinešti. Meigojimau guolį. Tik atsisuk žiūr meškerę. Tabalau. Turim pirmą valandą naktais. Šiaip aš čia naktį skirbytė
beveik niekuomet nenaktinėjau. Bet kadangi dabar čia tokia jūra, kad kai jau išlent saulutė, maža kiek tikimybė. Nu čia sutemus, va, kai čia turiu 3 karuosus, galbūt jau da pagais. Bet nu kokias vienaulikas pradėjai koisę žerio pjauti. Ir dar kas baigės mundu. 2 bambelis išgėriau vandens. Tai galvojau važiuoti Šilutį pirkti vandens. Dabar grįžau. Nu ir galvoju, žiūriu, meškeris čia viena nujesta kita. Da pabandysim pasidėti, pažiūrėti. Ir rytoj rek. Ne rytoj, jau šiandien. Jau pirmą gyvybę. Tai kelti. Reiks irgi musti iš ryto ir čia, nežinau, čia iki 9 daugiau ne. Žvejys biškoise priima, kol suvažinėjau. Dar ir, bet jau nebete baisė. Čia 1 metų viskas pau nebemanoma. Teka mest visus žaislus. Ir netgi matos marių pusėje, kad žaibaun. Nesigerd, bet žaiba matos. Nu, gražiai žaibon. Nebus, kai čia linksmybių ant rytą. A ten žaiba, gal ukrainiečių droną. Kuo šiandien gult? Būtų visai romantika. Bet ko įsizvimbėms ne kažką. Karts, kai nepal, jau atrod, ką kond. Teik zvimb čia. Reikėtų su kumštoku. Ką negerdi visai. Geriau atrodo. A tik nepapulsiam čia. 4 rytą ir tuok žadintavus pasitinka. Bliksėjai, visai kita pusė, o dabar kažkas gal į čia parmauna. Tik nebus čia linksmybių. Spėsim meškerį susirinkti.
Turim lietučio. Ir rytinis karasikas, tai kontakas kanalą. Aigi. Įgrinį. Tiep! Dvi turėjau metodą širyklas po 800 gramų ir abejas. Vieni kriauklis nusipjojo per kibėjimą kirtimo metu. Kita dabar jau pasikirtis, bet nutrūka tokio veito kažkur per vidurį zilks. Buvau čia kažkur matyt pasižeidusi. Čia toks tarpėlis tarp tų žulių. Aišku, norėjau nufilmuoti. Tai biški atsitraukinėjau visi jungti kamerą, biški padaviau anam laisvės ir ant tų momentų į žulyną. Paskui jau biški sugvaltą ten bandžiau. Ir nutrūka. Jeigu būčiau nebandęs įsijungti kameras, gal būtų kitaip įvykus tą dvikovą. Bet norasgi parodyti įdomesnių kadrų, bet baigės nebeįdomi. Praėjo lietutis, biškį atviesa. Ir pagaliau dinga kosenis. Nieks nezvimba, eina savo. Tik to, nutrūka. Bet, kad koise nebezvimba. Čia aš apsirengiau ne dėl to, kad šalta būtum. Galėtum sėdėti po šortai, po maikels. Bet teiks vabniai visar, kad baisu. O, čiū tau, kad tu tus kuisius pasiėmei. Nu kon, da tebi ankstyvus ryts, da čia turės mamus visokių tų nuotikių. Nu ir kon, saulelė jau būdens vietą, bet perkūnį anksčiau pabudena. Ir čia puto litoka. Buvo šioks toks judesiuks. Čia veina toni kirtis buvo, kur nutraukiau. Da por karosikų. Nu, bet šį kartą nedėlį tai karosą visai. Nu ir dabar jau puto litos. Mus praėjo kokį valandikį. Ir visiška ramybėlė. Ko tep čia galvoju, nors dater po 6:20, bet ta ramybėlė tokia čia nežinau. Kvepia negerai. Čia relė savai meškir. Karosus begaudau. Esu ten toliau dviejų persidarys ant sazanų labiau. Nors į karosus buvau ten užkėbęs. Kažko matomai netgi karosai prie tos temperatūros yra labai vangus. Visiška vangus. Aišku, dar pabūsma, pažiūrėsma, bet ramybėlė.
Bam, dar išvažiavimo Veina karasika. Buvo išėjęs ten į patį pradžią prie aikštelės. Sutikau vietinių žvejukų. Pakalbėjom, kad su sazanais dar liūdni reikalai. Buvo Nemune Vedeinas. Irgi sakė, nieko dar. Nu, bet čia ten vandenį pakaitina, nu tortas sezans kažkada jau iššauti. Bet matomai dar ne šiandien. Tai vat. Tokias ir naujienėlis šitos mūsų skirbytės. Tai karuosų kažkiek įmanoma pagauti. Nėra taip, kaip aš tada kabuvau, kad galėjau nuslopti. Bet kažkiek karuosinės vytelės gal sugauti. Tai vat, nu bet čia jau kon, keitas ora. Ir vėl viskas išnai. Nors, sakyčiau, tas atšalėms biški gal ir gerai. Tokiam karuosu. Šitas bjauresnis dainas. Gal net dar geriau. Nes tada tam bjauri dain, tai vis dain galėjai gaudyti jo čia. O dabar per tai karštį, tai čia mirtis. Dabar jau dar tik po 9, bet nu gera davė joks gelbė. Įmanoma da būti. Galėtų būti, bet nebematau prasmės. Tai ko, noriu pasidžiaugti, kad vat, atpažįstat, pasišnekam, pabendraujam. Jau nesuveina teka pabendrauti iš žiūrovų žiūrinčių, tai malonu. Faina, kad kas palaikinat, parašot komentarą, blogesnį, geresnį, kad precik bėždavėt drausmės dėl karuos paleidėm. Nu, taip, gavos. Ne visai gražus paleidėms, bet niek, taisysimės. Ir kon, artėjam prie 1000 prenumeratorių. Tai būtų faina, kad dar prisijungtumėt ir 1000 prenumeratorių progą padarytumėm kokį konkursėlį. Tai neapdaug čia beleka, 960 jau yra. Tai šią savaitėlę su atostogos bus dar tų laidėlių. Grįšiu dar ir į skirbytį. Ant savaitės gal čia kaura pasikeis. Manau, kad grįšiu. O iki to, manau, kad bus žuklėlį. Nežinau, gal linų reikėtų pamėginti. Ar kažkokį naktelį šamą su ungurį pabandyti dar. Kažkon dar iki to nuveiksmą. Tai kon, susitinkam vėl kažkur. O dažniausiai čia. Iki, neižvyna.